Moteris pasidalina, manyje kyla kažkokia baime, kad einant šiuo moteriškumo keliu, stebint, ko noriu ir leidžiant sau, tarkim, pailsėti, vyras su laiku ims pykti, kad tinginiauju. Tai noriu tau papasakoti labai glaustai ir paprastai. Vyras visada nori moters energijos. Jeigu tu eini į moteriškumą, bet ne į kažkokį mažos mergaitės norų tenkinimą, tai su vyru santykiuose viskas tik tais augs, gražės ir klestės, nes tu natūraliai vyrui duosi savo moterišką energiją. Jeigu savo norus tenkinsi kaip maža, aikštinga mergaitė iš ego temos, kurios nepradirbai savyje savo šešėlių, natūralu, kad vyras tau rodys visai kitą principą ir atsistos į aukštesnę poziciją, autoriteto poziciją ir tau pradės priekaištauti. Labai svarbu moteriai eiti iš moters energijos į savo norą. Tai yra baisu, nedrąsu, tik dėl to, kad jums atrodo, kad aš būsiu savanaudė. Bet kai moteris grįžta į moterišką energiją, ji puikiai sugeba kaip moterišką energiją pasidalinti su savo vyru, kaip ją spinduliuoti partnerystėje, santykėje, kaip ją spinduliuoti namuose, šeimose ir vyrams tai labai patinka. Vyrui patinka, kad jis gali prieiti prie moters ir gauti moteriškos energijos. Vyrui nepatinka, kai ten yra inkščianti, vis tiek nepatenkinta, pildanti savo norus, bet vis tiek irzli ir nesuprasi, kas su tam moterimi, kabutėse maža mergaitė, darosi, tai jis ir sako, baig tinginiauti į kažko užsimti. Tai moteris, kuri natūraliai nuoširdžiai pažįsta save, pas ją emocijos vaikšto visai kitaip ir jinai tomis pačiomis emocijomis gali su vyru pasidalinti labai konstruktyviai ir sveiku būdu, kuriant santykį, o ne greunant.